Sveiki, trumpa instrukcija, kaip skirti paramą 1,2 procentų. Visų pirma, užeiname į tinklalapį vmi.lt. Prisijungiame elektroniniu būdu, dažniausiai per bankininkystę. Tada atsidaro toksai langas. Spaudžiame prisijungti prie EDS sistemos. Tada spaudžiame pildyti formą. Tada, kur yra dažniausiai pildomos formos, prašymas skirti paramą. Tada pasižiūrim, kurie yra mokestiniai metai, 2023, spaudžiame ant gaublio. Aš jau esu pildęs, dėl to mane išmetė šitą langą. Jeigu dar nesate pildę, tikriausiai bus sekantis žingsnis. Aš spaudžiu pildyti iš naujo. Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir arba politinėms organizacijoms už 23 metus. Tai spaudžiame pradėti. Įveskite gavėjo identifikacinį kodą ar pavadinimą. Mane galite rasti paprastuoju būdu, tiesiog įrašę pavardę ir vardą. Valys Vytautas. Spaudžiame tęsti. Mokesčio dalies dydis procentais. Spaudžiame 1,2. Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio. Pasirenkat, kiek metų norite skirti paramą. Spaudžiu iki 27 metų. Mokesčio dalies paskirtis galite įrašyti, kam bus skirtas mokestis, arba tiesiog praleisti. Spaudžiam išsaugoti. Ir jeigu viskas teisinga, spaudžiame taip teisinga. Ir spaudžiame formuoti prašymą. Ačiū Jums už Jūsų pagalbą, už Jūsų paramą.